Sveiki Jūsų ekranuose Tauragės futbolo akademijos stadionas, Tauragės dirbtinės dangos aikštė. Dar kol kas abi komandos žais būtent ant sintetikos, kaip jie dažnai vadina futbolo specialistai. To jau apsigino Koradas Vaka, kai į baudos aikštelę kamuolį siuntė. Panašu, kad Tamazis Čergišvilis, o čia Aleksejus Aleksejevas, jo smūgis ir kaip žaidžia Martynas Matuzas. Pasirašymas nebuvo toks, kokio norėtųsi, o čia puikiai žaidžia Rokas Borsas, baudos aikštelėje smūgis ir ne, dabar tiesiog buvo perdavimas idealus ir muša įvartį, kurisgi futbolininkas, panašu, kad tai buvo lyg ir Aurelijus Staponka. Lietuvos čempionatą Aleksejus Aleksejevas, dar vienas smūgis, prieš kurį žaidžia Banga, dabar jau 21 įvartį yra praleidęs, o daugiausiai Dainava 22 dar kartą į baudos aikštelę ir atakos medalėje dabar buvo Maksimas Lukaševičius. Įmušė po juvelyrinio Manto Kuklio rezultatyvaus perdavimo ir, kaip sakė po rungtynių Marekas Zubas, Žalgirio vyriausiasis treneris, pasižiūrėsime, kuo pasibaigs ši ataka, dar vienas smūgis ir idealus perdavimas dabar jau, kurį atliko Aleksejus Aleksejevas ir įmuša Tomas Salamanavičius. Jo atrodo, kad yra pirmasis įvartis šiame sezone. Tamazis Čergišvilis kelia kamuolį į baudos aikštelę, Mateušas Da Silva, jo smūgis. Dabar Eizos perdavimas į baudos aikštelės baigas, kur buvo Laimonas Trukšelis. Ir Matvydas Eiza grūmėsi su Roku Borusu. Rokas Borusas šį kartą dvikovą pralaimi ir po to smūgis įvartis, kurį muša Marius Keižys. 2-1. Roko Boruso klaida krašte, leidusi pakelti kamuolį į baudos aikštelę, dabar atrodo Laimonui Trukšeliui. Ir Marius Keižys muša dar vieną įvartį šiame sezone. Yra kaip aikštės žaidėjas. Ir 8 numeris, kurį turi Egidijus Savickas, nevartiniškas. O čia dar vienas smūgis. Dar kartą į baudos aikštelę ir čia Mateušas Da Silva smūgiuoja vartus. Ir puikiai rungtyniauja Tamazis Čergišvilis. Spaudžia savo varžovų šiandien Banga ir tas spaudimas duoda rezultatų. Kad ir dabar baudos aikštelėje ir Tomas Salamanavičius, antrasis jo įvartis šiandien. Trečiąjį kartą kamuolį į vartus siunčia Banga. Tikrai puikus Bangos žaidimas šiandien, puikus rungtynės, puikus pirmasis kėlinys, galbūt taip tiksliau reikėtų sakyti. Žmogus, kuris išsmūgiavo kamuolį iš baudos aikštelės, čia dar kartą Mantas Liekis į baudos aikštelę, labai stiprus perdavimas, po to jau smūgis ir Marius Keižys muša į vartus. Marius Keižys lieka puolėjo pozicijoje, na Marių Keižį galima žinoma leisti ir į saudo vietą, kad jis kurtų. O štai čia toks rikošetas krašte ir perima kamuolį Banga. Tačiau vėl labai gyviai ginasi Tauras, norėtų įmušti įvartį, o štai čia smūgiuoti šiam futbolininkui negalima. Koks smūgis, Nikola Kosentinis. Įvarčio nėra, atrodo, ir toliau nebus, bent jau šiame epizode. Aleksejus Aleksejevas, vienas pats žaidžia dabar Aleksejevas, daug erdvės turi, po to perdavimas puikus, perdavimas dabar Aurelijui Staponkai, dar vienas perdavimas ir labai graži ataka. Įvartį pelno Aleksejus Aleksejevas, tikrai puikus perdavimai. Aleksejevas Staponkai, Staponka, na kaip ant lėkštutės padėtas kamuolys ir ne veltui dabar Žilvinas Banys, taip pat Martynas Duda sveikina būtent Aurelijui Staponką. Jis iš karto perdavimas į priekį Aleksejui Aleksejevai. Stabdosi kamuolį dabar Maksimas Lukaševičius, jo perdavimas. Ir puikiai situacija, Lukas Martišauskis nepataiko į vartus. Praleidęs 24 įvarčius, netgi Alytaus Dainava žengia 9 vietoje, yra praleidusi 22. Viskas, šios rungtynės baigtos, sveikiname visus Gargždų Bangos sirgalius, futbolininkus, trenerius, žinoma, su pergalė. Pelnyta pergalė ir tikrai gražia, o Tauragės Tauro gerbėjus linkime nenusiminti.